Pasitikrink, ar buvai įtrauktas į antros pakopos pensijų fondus, greičiausiai, kad taip, o jeigu tiesi kaupime, aktualus bus video pabaiga, tad žiūrėk visą video iki galo ir sužinosi, kaip geriau gali efektyvinti savo antros pakopos pensijų kaupimus. Tie, kas buvo stabdę 2019 arba atsisakė, 2022 vėl tą patį veiksmą atliko ir 2025 metai atėjo metas, kad mus vėl įtraukė valstybė į antros pakopos pensinius fondus. Tai visi sausio vidury gavom elektroninį laišką iš Sodros, kad jum yra žinutė Sodros paskyroje. Aš tikiu, kad Sodros paskyrą tikrini rečiau nei savo socialinius tinklus, dėl to darau šitą video, kad pasižiūrėtum ir nepramiegotum. Tai Sodros žinutė yra tokia, kad nuo šių metų Liepos 1 jūs esate automatiškai kviečiami atnaujinti antros pakopos pensijų kaupimą arba esate į ją įtraukti. Tai man šitas kvietimas netrodo kaip kvietimas, nes jeigu neatsisakysi kaupimo, tu jame liksi. Tai čia labiau toks kaip ir priverstinis įtraukimas. Tai ką dabar reikia padaryti? Prisijungkite prie savo sodra.lt paskyros, nueikite į gyventojų skiltį ir lango apačioj pamatysite, ar dalyvaujate antros pensijų pakopos kaupime ar ne. Tada pamatysit tokiam mėlynom raidėm, nenori atnaujinti įmokų pervedimo arba atsisakyti antros pakopos kaupimo. Jeigu jau buvai stabdęs arba atsisakęs ir nepakeitei sprendimo, tą reikėtų padaryti dabar iki birželio 30 dienos, nes nuo Liepos 1 jau kaupsi. Tai ką dabar reikia padaryti? Prisijungę prie savo Sodros paskyros, spaudžiame nenoriu atnaujinti įmokų pervedimo arba atsisakau dalyvauti pensijų kaupime. Tada spauskite pateikti ir matysite žinutėse, kad jūsų prašymas yra užregistruotas. Jeigu esi sustabdęs antrą pakopą ar joje dalyvauji, mano rekomendacija būtų pasižiūrėti, ar tikrai geriausiai kompanijų laikai savo antrą pakopą. Aš savo antrą pakopą persinešiau į mažiausius valdymo kaštus turinčią bendrovę GoIndex ir ten dabar ją laikau. Pasižiūrėk mano profilio nuorodoje, rasi naujienlaiškį. Ten sudėjau visus skaičius, visas lenteles, tiek valdymo kaštus, tiek pelningumo rezultatus. Ir jeigu norėsi persinešti, kaip ir aš, kad padariau, ten rasi nuorodą, kur tą gali padaryti. Pasidalink su šituo video su draugais, kad ir jie sužinotų šitą informaciją ir nepramiegotų stabdymo arba atsisakymo antrojo pakopui. Tai ačiū, kad žiūrėjai, iki susimatymo kituose video.